Chačiapuris – tradicinis nacionalinis gruzinų patiekalas, sūrių įdaryta kepta bandelė, dažniausiai naudojamas sulugunio sūris, tačiau dedami ir kiti sūriai ar jų mišiniai. Kaip tradicinis patiekalas ir svarbi gruzinų kultūros dalis, chačiapuris yra įtrauktas į nematerialiaus Gruzijos kultūros paveldo sąrašą. Kadangi tai yra dažnas ir visur Gruzijoje sutinkamas valgis, Tbilisio universiteto tarptautinės ekonomikos mokyklos sukurtų chačiapurio indeksu. Pagal chačiapurio kainas matuojamas infliacijos lygis įvairiuose Gruzijos miestuose. Charčio sriuba – iš megrelijos kilusi tradicinė gruzinų sriuba, gaminama iš jautienos arba vištienos, ryžių, kapotų graikiškų riešutų ir rūgštaus vyšnių padažo atkemali. Sriuba paprastai patiekiama su šviežia kalendra. Papildomi prieskoniai ir ingredientai skiriasi priklausomai nuo Gruzijos regiono, dažnai naudojamos kalendros sėklos, malta paprika, raudonėliai, čiobreliai, šalavijas, svogūnai, česnakai, pomidorai ar pomidorų tyrė ir kiti. Kartais naudojama aviena, žąsiena ar kiauliena. Chinkaliai – tradiciniai gruziniški koldūnai, kilę iš Pšavijos, Mtiuretijos bei Chevsuretijos regionų ir vėliau išplitę po visą Kaukazą. Čea – brendžio tipo gruzinų ir abchazų gėrimas. Kaukaze čea vadina ir vynuogių degtinę. Kartais čea vadina bet kokią vaisinę naminę degtinę. Sulugunis – sūriminis gruziniškas sūris iš Megrelo regiono. Jo skonis rūgštus, saikingai sūrus, tekstūra gali būti silpnai akyta, konsistencija elastiška, spalva nuo baltos iki blyškiai geltonos. Sulugunį dažnai kepina, dėl ko jo kvapas užmaskuojamas, patiekiamas dažniausiai supjaustytas pleištais. Viščiukas tabaka – tradicinis gruziniškas keptuvėje keptos vištienos patiekalas, paplitęs po visą Kaukazą, o Tarybų sąjungos laikais išplitęs ir po visas jos teritorijas, ypač Rytų Europą ir Vidurinę Aziją. Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.